Pirmą kartą aš pirmas. Mame. Eisim apsivaikščiot kažkur, sakė, dar nieko nėra. Tai su kuo naviguosim? Su tavo, kol mano powerbankas kraus. Čia rimta technika. Matei vidosą tą? Pažiūrėk, blemba gerai bus. Aš tą kalną mačiau, jo, kur Gerai. sakė, niuansų bus. Bandysim spaust, ne? Pabandysim paspausti. Nu, ta prasme, aš bandysim maksimumą, kol turim jėgų tikrai. Einam su organizatoriu pasisveikinti. Kur jis yra? Va. Gerą dieną. Labą dieną. Taip peškom praeisim, nereikės važiuoti. Galim eiti tą grupę Hopi Horsing. Čia į kurią pusę tas startas? Tu nevažiuota per metus laiko, tai išars čia normaliai. Nu, čia pravažiuojama. Čia man nekelia problemų tikrai šitą vietą. Nu, tas posūkis labai staigus. Tas galėtų tiesiog būti tik tai, žinai. O, čia matau, aš rausiu į va tą betoną. Gerai, nu nėra ką žiūrėti, sunku. Nu gerai, smagiai atrodo. Mantas. Lauktuvės. Žinau, šito neturi. Who is this? Man patinka tavo lauktuvės, reikia susimokėti už jas visada. Bet... Tai reikia gal iš karto uždėti ant priekio, ne? Ja, jis nesunkiai užsideda. Ūsas, nu tai ką, jisai velniukštis, ką? Jis man viską dovanoja, bet už viską reikia susimokėti. Kokią šio dovano? Gerai, aš jau nebesuprantau, kaip čia kaip šalmas per 2 ir per 1. Ai, kaip? Tai kai high-endas. Ne, nu ta prasme, nutrūksta, tai 2 coko negauni, supranti. Čia ne kiniška tau padėlka. Taivaniška čia. Ūlialia. Biški trina. Kimba. Gal dar kartą padarom, paskutinį kartą. Šitaip. Visas mocas ant zateškių pasadintas. Eik tu, načiart. Čia varžtas iškrito jau viskas. O tai kur tai padėjai? Čia jo net nebuvo. Kur nebuvo? Ūsai, blėt. Taigi tu čia ką tik atsukai. Va, šitas. Nu, tai viskas. Nu, yra veržlė, durnelė. Duok. Tai kiš čia. Pala, tai pirmą čia. Ne. Eik iš čia. Blema, nu čia sakau lievas, va tas tai geras. Kaip čia vyksta, žiūrėk. O, Shifter. ne, pamesim, žinok, čia ant tie garbės žodžio laikos. Čia toks laikiklis? Aš iš vis turėjau tą... Tai tu čia nieko neuždėsi, čia net mopedo nedėtum tokio. Ne, tai čia pats šitas. Ta, jo. Čia kas per schematiką čia? Daugiau. Gerai, imam šitą vagoną. Ok, nu pasimsim pirmą registraciją, kol žmonių nėra. O ko reikia į tą registraciją? Nežinau, nieko. O, jau eilė. Jau kažkaip pramazinam, ne? Važiuoju, čia pokai. Mes išvažiuojam 11:04. Labą dieną. Gerą dieną. Sveiki. Taip, va, matau, Mantas ir Liudvikas. Taip. Tai pažiūrėk, kokį skaičių gavom. Šiam 7. 6, 7, man. Tas, kuris greičiau matuoja, šiam 7. 6, 7. Nereikia. Kur instaliuot reikia? Svarbu, kad šitas matytų dangų. Išorę. Gerai, ačiū labai. Taip ar taip čia jau keistų reikia? Nereikia. Matot, su tavo karta, kas yra blogai, kad jūs viską norit naujo. Jūs neremontuojat senų dalykų. Toj pačioj kartoj. Ne. Ne, tai čia tiesiog per tą klemos varžtuką ir viskas. Eik. Na, kaip. Blemba, tai kaip tik ten motoras karšta bus, tau nepalydys tų laidų. Nu, čia matai kaip spaudžia. Ai, pro čia. Atverš tiesiog. Ja. Dabar prašau, Hart Enduro klasę, jau po truputį pridavinėt motociklą. 10-30 kviesiu visus bendram instruktažui. Varom mūsas į techninę. Tai reikia stopų. Kaip paspausim šių. Gerai. Seni.
Va ir Masė dingo. Nesikuria. Seni. O, žiūrėk. Bėgis, blėt, buvo. Ne, ten laisvo, kodėl nesikuria. Nesupratau. Reikėjo tavo prisilietimo. Labą dieną. Turim šalmus, bet šalmus. Veikia, jungt reikia. Kur čia tas mygtukas? Va. Atneškit, parodykit, kad šalmus paskui turi. Gerai. Ai, Man dar prisistumsim. Sportuokit. nu jau viskas jau mum čia. Kur statyti? Kaip čia gatau? Pabandysiu, už kur gerai? Viskas gerai. Nu suka. Gal O prieš kontaktas? Gal kontaktas? Gal minusą blogai prisukom. Tai paskui nusiversiu, nukris ir vapšiai nieko nebus. Tikėtina. Blemba reikėtų šiaip parodom šalmus ir pasimk tą, kad biški priverš daugiau jos. Ja. Labą dieną. Labą dieną. Nu, kur esam? Ūsai mes dabar čia esam. Tai žodžiu, esam kitame Robinzono Cruzo išgyvenimo etape, kuris vadinasi kaip? Crazy Farmas. Crazy Farmas 2026. Vievis. Vievis. Nu, toks važiavau, kaip ir tau sakiau, žinai. Čia mes 2 etapus cross krantį buvę. Galvom, čia pavarysim, bet iš tikrųjų, kai pamatėm, kad biški jumpų yra, visko yra. Tar vakarai vakare, matei tą video? Siunčiu aš tau, kur įkėlė. Ja, aš mačiau ir be siuntimo tavo, bet... Įkėlė, Man patiko įkėlė jisai. kažkokį karjerą. Nu, jeigu iš video status kalnas atrodo, tai realybėj dar statesnis. Jo, tai va tas ir baisiausia, kad visai kitaip atrodo, žinai. Nu, gazą rankeną suki ir skrendi kaip Supermanas. Jo, vos viską spėjom, ką tik pasidarėm daviklį, interkomų susidėjom, ką dar susidėjom, ką dar? Bananą suvalgiau. Bananą suvalgė. Dabartiniam eisim į briefingą ir mes atsiminėm, kad mes cross krantinį kartą nebuvom briefingė. Čia bus mūsų pirmas briefingas gyvenime. 3 renginys, 1 briefingas. Ką Moco sutvarkė mane. Mano Moco tvarkymas šiandien buvo, atvažiavau. Pamečiau lenciūgo kaištį ten tą apsauginį tokį, kur Laikiklis ten. laikiklis. Sujungėjo. Aš sujungėjau, pamečiau, tai šiandien tik susitvarkiau. Paskui tą rankeną, kur buvo nulenktos ir zateškės pabėgusios, irgi tik šiandien padariau atvažiavęs. Nu, viskas šiandien tik tai. Viskas šiandien. Aš realiai tą motociklą matau šeštadieniais tik tai, kaip ir jūs mato tik tai šeštadieniais. Tai galvoju biškai pabandyti paspausti. Nu, tipo, kiek įmanoma. Visada Max mes spaudžiam, nors ne taip. Kad ir kaip atrodo, bet mes visada Maxą spaudžiam. Taip. Tai paskui Ar gali geriau? Pirmą ratą, nu čia vienas ratas yra Dacokas kilo, ne? 19,8 rodo. 19,8, jo. Ūsas veda, įsikraunu ūso telefoną, šaunu į Power banką, tada duodu aš jam telefoną savo, kur jau 5% jau dabar jau yra jau. Power bankas kupriniai, ūso kuprinė sveria jau apie 30 kg. Tai nežinau, aš tikiu, kad tikrai įsikraus. Įsikraus telefonai, bet važiuosim paskui kitus, jeigu mes juos pavysim, aišku. Buvo hard enduro klasė, tokia kaip profų, jau tipo... mėgėjų profų ir yra naujokų hard hobby. Tai neleido mums hard hobby dalyvauti. Nes jau 2 kartus cross country varėm, Jo. sakė visai neblogai varot. Sakė, jeigu tu turi mėnesinį, nu tipo vienkartinį licenciją, tai tu gali būti naujokas, bet jeigu tu nusipirki metinę licenciją, jau negali būti. Ir važiuoji pirmą kartą. Ir važiuoji pirmą kartą, negali tada. Šiaip čia pagal įgūdžius, man atrodo, Pamatė, sako, matė, tikrai vlogas, sako, jūs galite tikrai lėkti. Lėksim patys pirmi, nežinau, startuosim tikrai ne patys. Nu, ten 6 kokie ten, ne? Eik, tu nu jo. Jo, kokie 6 mūsų startas yra po 11:04 ir 30 sekundžių. Tokie yra mūsų laikai. Nu, tai va 9 tada gaunas, nes kas 3 sekundžių leidžia. 9 išvažiuojam. O, tai čia, nu, ta prasme, žmonės tikrai mus pamatys, nes mes būsim
pagrindinis orientyras, kiek ratų važiuoja, žinai. Šitas vieną kartą lenkiu, tai jau antram esu. Čia turbūt po visko ir taip sako, kiek kartų baltą aplinkiai? 3. Ai, aš tai 2. Ai, tai tu lieva, žinai. Mes ant orientyro einam. Kažkaip niekur nespėjom, vadai, kas užknis. Atrodo, anksčiau atvarom. Tai... Jo, vienas pirmųjų atvažiuojam, bet viskas per plauką yra daroma. Net patys šitas video yra, iki 5 minutės, iki briefingo realiai daromas. 4 liko minutės. Nieko nespėjom, elektros darom, elektrikais buvom, lipdukus klyjuot, čia mes randam, kaip prisidaryti, čia nesąmoniškai. Pasipuršt langam, tipo, kad nerasotų, nes mes taip greit važiuojam, kad mums rasoja stikliukas. Man jau dabar karšta buvo, ar nuo to bėgiojom, ar nuo visko, bet... Jo, man irgi šilta, čia gal tie šarvai, gal stresas. Jo, tai ką, daug čia nieko neprisakysim, turbūt daugiau pasakysim po viso renginio, žinosim, kas čia vyksta. Ir pasakė kažkas tenais, aš nežinau, negaliu pacituoti, neatsimenu to žmogaus, bet saugiai ir smagiai svarbu, žinai, kad būtų. Saugiai ir smagiai, viskas, tai yra tokiam lygyje, čia pas mus viskas saugiai ir smagiai. Mes ta prasme per turbūt 3 renginius, gal 1 moto valandai sukę esam. Tai gerai, žiūrim kaip gausis, persikeliam dabar mes tiesiai į briefingą, tada persikeliam į trasą, kameros padėtį biškį pakeitėm, pažiūrėsim, kas gausis, tai susimatome trasoje. Tai sveiki atvykę enduro ralio varžybas ir babluojam vieni kitiems. Taigi, sveiki atvykę į trasą. Turime įskaitinį ruožą, nuo kurio visos varžybos prasideda. Bet jūs dabartinė medžiaga, kurią matot, yra paskutinis mūsų bandymas ir pats geriausias mūsų bandymas. Taigi šitą ratą įveikiam per 9 minutės 65 sekundės, kaip lyderiai įveikė per 6 minutės 46 sekundės. Tai atsilikom nuo jų per 3 minutės 19 sekundžių. Bet tikrai gerai. Aišku, pirmojo ruožo mūsų laikas šito buvo 16 minučių, beveik 17, antro 10 minučių ir trečio ir ketvirto daugmaž yra vienodai per 20 sekundžių skirtumas. Tai 9 minutės tilpom. Kaip ir per priekį vėl. Čia girdamos emocijos, nes prieš šitą ratą, tai trečiam bandyme, buvo virtimas per priekį, paskui gale pamatysim. Gal jis taip žiauriai per kamerą neatrodo, bet jautėsi tikrai vienas skausmingiausių kritimų, ką aš turėjęs per šitus savaitgalius visus. Taigi drąsos pilna. Stengiamės neįsimušti, stengiausi dirbti bele kaip stipriai. Ant visko ir ant greičio ir kiekvienas kažkur dalyvavimas duoda savo dalyką. Tai dabar ir bėgius keitinėjau ir to priekinio stabdžio tiek neminkiau, sankabos tiek nemindžiau, stengiausi posūkius. Aišku, posūkiai išliko man maksimaliai sunkus dalykas, susilėtinu tikrai daug ir pajudu per lėtai. Nu ką, akmenys, gaziuką. Raginu ūsą, nes pirmam rate labai ūsų nepasisekė su šitu. Jo kai kojytės mažytės, jisai čia šitą visą sąsiaurį užblokavo visiems dalyviam. Tai mes turėjom tokį savotišką kamštį. Aišku, tam dalyviai jam per galvą važiavo. O, virutį čia tikrai. Žinau, kad geriausia bandau ratą daryti ir atsitiko užgesimas. Tai labai išmušė biškį iš vėžių, bet čia toks gyvenimas. Kai jau nori daryti gerą ratą, tai visada užgesti, nes iki tol puikiai įveikdavau šitą. Šitoj vietoj kažkodėl niekada nesižemindavau bėgių iš 3 į 2. Nors vos užkildavo motociklas viršų, aš jau ten duodavau gazų ir nuo tų žemų apsukų jis man taip neužvažiuodavo. Tai reikėdavo mesti bėgį žemesnį, bet kažkodėl aš jo nežemindavau. Aišku, čia akies krašteliu pamatai, kad čia dar fotkina tave, tai kaip tu čia nevažiuosi gerai. Aišku, kiek kartų yra buvę ir šituose kažkaip cross country nepastebėdavau, bet šituose labai pastebėdavau tos fotografus kažkaip. Arba kai kurių žmonių minė kokią stovi, tai kiek aš nesąmonių padarydavau, toks paspausdavau savo limitą turbūt per stipriai,
ir aš ten vietoj, kad gražiai atvažiuočiau, žmonėm parodyčiau, kaip gražiai važiuoju, nu, tai aš ten ariu laukus gerai, ten vairo gaudimo pratybos vykdavo. O, šituose posūkiuose gan greitai važiuoju, nes aš stengdavausi važiuoti tuo kampu, kuris toksai kaip išgaubtas, tai tiesiog pasileidžiu, pariedu vidury, duodu gazų ir taip praredėt, bet jeigu būna statesnis, neišeina, labai sulėtėjo. Kalnai irgi čia status, bet nu jau stengdavausi visiškai, duodu per galinį stabdį, bet stengiuosi gazą laikyti. Aišku, čia tik tai gale, bet paskui bus epizodų, kur beleidžiant vidury kalnų jau duodu gazą, tai atsistojęs, normaliai duodu gazų, nu labai smagu, labai iš tikro. Kameros biški pozicija yra pakeista, tai jeigu viską tvarkingai darau, tai labai gerai viskas matosi, bet būna, kur atsisėdu daugiau ir pavargęs, tai labai kamera žemai nueina, tai būna nesimato kas prieki, bet išmoksim važiuoti ir kadrai gerės, manau, tikrai. Va, auselį matom, bando vytis. Va, jau gazo duodu, jau sukau ant galo gazo. Kalniuko tai. Jau aš va, jau dirbu, jau bandau dirbti tikrai į savęs. Gal aš šokinėju, jausmas žiauriai fainas. Bandau sukti kiek eina tą rankinėlę, kiek diskomfortas tar man leidžia. Aišku, daug kartų peršokdavau tikrai aukščiau savo bambos ir tokių kritinių daug situacijų būdavo, savo pasidarydavau, bet stengdavausi labai negalvot, nes paskui labai suvaržo ta klaida ir galvoju, oi, ten vos nenusivarčiau ir toksai mėtaisi, tai stengdavausi palikti praeitį ir toliau tiesiog duot to gazo, važiuot ir kai jau nusiversiu, tada tik tai galvot, kodėl nusiverčiau. Bet jeigu nenusiverčiau ir tik vos nusiverčiau, tai kam galvo dėl to vos dabar. Taigi, klaidų pačiam ruožė šitam apart su blynais, ką noriu pasakyti, labai daug nebuvo. Varčiausi tik pirmam bandyme, tik kai mes išvažiavom su jūsų, nes prasideda visas renginys nuo šito etapo. Turi pravažiuoti pirmo greičio ruožą, tada tu išvažiuoji 19,8 km tą tokį kaip pervažiavimo etapą, kur tu jau tam tokį gamtom grožiesi, važiuoji keliais, švyrais, miškeliais. Tai ten daug prikritinėjom pirmam rate. Trečiam rate tik tai va tą didelį krešą turėjau, o šiaip tai be jokių krešų, tikrai. Tai rodo laikas, kad va, pirmam rate mes 16 minučių važiavom šitą va įskaitinį ratą, o šitą ratą pravažiavom per 9 minutės. Tai daug ką ir pasako. Kalniukai, op. Kamera visiškai neperteikia to, ką... Nu, aš čia jaučiaus, kad aš 5 metrus ore. Nu, nemeluosiu, aš 5 metrus. Per kamerą mes žiūrim, atrodo, kad net ratai neatsiplėšė nuo žvyro, taip? Bet jie atsiplėšė, žinau, kad, nu, man tai aš... Ten, toj vietoje aš pusę valandos ore buvau. Tikrai pusę valandos ore. Ta emocijos ir parodė. Kalnai šiti negazino. Pirmam bandyme čia abu su jūsų gavom blynus, paskui pamatysit. Abudu sėdėjom čia. Aš net 2 kartus ant šito gavom blynus. Paskui viskas gerai, bet gavom blynus dėl to, kad mes tiesiog trasos nežinom. Aš kažkaip galvojau, kad man į kairę reikia važiuoti, o pasirodo dešiniai gazo nebuvo, molis prasisuko tarp ratų, slydo galas ir kritau ant šono. Čia irgi galėčiau... Ant posūkių man yra tas, kad turėjęs tų tokių klaidų, kur aš bandau parlėkti į posūkį su greičiu, sukti pilnai vairą ir su greičiu eiti posūkį. Bet tada dažniausiai aš vos ne iš trasos lėkiu ir per tuos koliukus, tai man tiesiog nežinojimas, ką tiksliai daryti, mane labai stipriai suvaržo. Čia aš jau pasirinkęs, kažkaip nuo pat pradžių tiksliau važiavau viduriu, tai visada kažkaip tą pačiom trajektorijom jau daug maž kur. Šitam renginį plus labai
cross country labai bijodavau to vairo išmėtymo, kai paslysta vairas, galas paslysta, tai šitam visiškai nekreipiau dėmesį. Tai šuolis. Eikit. Ką jūs? Tikrai šuoliukas maksimaliai. Aišku, artėjom prie pagrindinio šuoliuko, kurį aš toj trasoj darydavau. Ir irgi nesimatys per kamerą, bet, nu, žinokit, gal ne pusę valandos, bet 25 minutės aš ore buvau tikrai. Tai va, čia jau atsinešam. Atrodo, kad, žinokit, gazą spaudžiu max, bet net iš čia dabar žiūrint, atrodo, kad nespaudžiu, tikrai galėčiau geriau. Ir greičio, įskaitinio greičio ruožą mes pabaigiam. Nuskaito ir turim 9 minutės 5 sekundės greičio ruožo. Geriausio laiko iš 4 bandymų. Ūsas parvaro. Daug. Per interkomą ryšys susigaudo. Ir palaikau savo bičiulį Ūsą. Ką, ir dabar važiuosim prie blooperių. Pirmas ratas. Švarūs motociklai, 2 minutės išvažiavę į trasą. Dėdim. Ūsas uždaro visą pagrindinį sąsiaurį. Ne tik man, bet ir visiems dalyviam. Banda, jisai, nu, tikrai bičiukas stengiasi. Jie va, iš 2-5-4 paraginimai sako, traukis, ką tu čia sako. Ūsas, nu, visai bando. Aš jau biškį nervą gaudau, prisipažįsiu, nervą gaudau. Va, aš jam tenais rodau, tu trauk tą motociklą. Nervą gaudau, nes mes ką tik išvažiavom ir turim tokį... Ir Ūso mažytės kojytės, nedasekė žemės, meta motociklą. Ir yra užkirtimas. Čia tiesiog lipama yra per Ūsą. Raginu Ūsų, kad tu nekelt, pabok pavažiuot. Aš galvojau Ūsui padėt. Bet momentu aš, galvojau, nulipsiu nuo to motociklo, tai aš, per bliūdą dėsiu jam. Tai tiesiog galvojau, aš susinervinęs buvau. Labai negražiai gal. Čia, kur pasakau tą situaciją, kur nežinau, kur važiuoti. Pasisuku ir paslysta man galas. Video įrašai nesimato, bet čia toks kaip molis ir jisai šlapias. Ir man tiesiog slydo, aš paskutinę sekundę supratau, kad man reikia į kalną kilti. Ir aš daviau gazą ir man šikna paslydo pilnai. Antras bandymas. Va. Guliu rūkau. Nėra irgi pats geriausias tas bandymas, kaip ir pirmas. Ūsas, va, krūmais leidžiasi žemyn. Irgi, kaip matote, jam puikiai sekėsi šitą kalną įkopti, kaip ir man. Bet, biški, raginu Ūsą. O jis man sako, pasiimk tą KTM-ą tu. Nu, tikrai kainavas. Kalnas kainavo belė kiek. Atsipalaiduosim maršruto. Daug kainavo, jeigu šitas kalnas. Ir čia mūsų kokios 5 minutės trasoj. Ir stipriausias mano kritimas. Skausmingiausias. Gal taip neatrodo? Skaudžiai. Jau mačiau, kad bloga vėžėplė. Keiksmai. Bet tikrai skaudžiai. Ir dabar man ateina toksai tirpimas į petį. Eik tu načiu, žinok. Po laiko nukritau, atrodo kaip ir viskas gerai. Orą išmuša iš plaučių. Vėl nusisuk. Bet ateina skausmas ir galvoju, kad ar neturiu problemos dabar aš. Eik tu nachui. Keiktis gal nelabai čia labai gražu buvo, bet paskui silpo tas petys atrodo, tempė ir paskui po 3 minučių kažkur važiavimo pamiršau, kad buvau kritimas, bet tikrai per visus šitus važiavimus stipriausias tikrai kritimas mano buvo, skaudžiausias. Kalnas vienas stačiausių. Nežinau, ką aš blogai padariau, galą visą laiką spaudžiu ir priekį žmonės mačiau, kad visą laiką leidžiasi pilnai užblokavę galinį ratą. Aš taip pačiai leidausi, bet man net sugebėjo tas ratas galinis į priekį nuvažiuoti. Nu, neįsivaizduoju, kodėl. Ūsas kopom važiuoja. Nenufilmavau kaip Ūsas. Jisai irgi šitoj vietoj krito ir paskui dar įsikasė va į šitą vietą. Tai Ūsui daug pareikalavęs jėgų šitas buvo kritimas, tai mes stojam biškį pasilsėti. Vis tiek mes esam
pervažiavimam ratetam. Op. Nu, čia mano tiesiog nuostabus yra sprendimai priimami ekstremaliom. Nu, kai reikia greitą sprendimą priimti, tai va mano sprendimai yra. Jaučiu, kad nesulaikysiu motociklai, galvoju, ne dešinę koją dėsiu, o kairę. Nu, o kad kairiai nėra kur tą koją padėti, tai neatėjo į galvą. Tai pasekoje turim kritimą. Nu tai reikia, bet tai ką? Nu, čia man Usas bandė pamokyti kažką ir iš mano, kaip matėt, iš mano nuotaikos nelabai man jau rūpėjo. Tenais po tokio kritimo, ką jis man ten sako, susinervinęs buvo. Nu ir viskas. Irgi, paskutinis ratas ir čia yra 19,8 km ratas, vadinamas apvažiavimas. Bendro naudojimo keliais mes važiavom, tai viso nerodysiu, tik tai geriausias akimirkas, gražiausius vaizdus ir galiu biški statistikos. Taigi, mes išvažiuodom visada gerų kelių, visada važiavom be navigacijos, bet grįždom blogų kelių. Tai neradom kontrolės punktų, per 4 ratus 48 kontrolės punktų neradom. Ir už tai mes gavom 5760 sekundžių baudos. Normaliai, ne? Normaliai. Už greičio viršimą gavom 13 baudų. Tai iš viso 8767 sekundės baudos. Tai dėl to va, esam ir 14 iš 15. Tai 15 turbūt arba nedalyvavo, arba nedabaigė tiesiog visų ratų, tai dėl to mes aukščiau už juos esame. Tai toks čia tik ir pasigirimas. Kaip matot, emocijų daug. Šitam rate daug emocijų. Interkomų bendravom su Usu, tai mes ir dainavom ir rėkom. Aišku, dabar po poros dienų čia žiūrėti, man dabar jau gal biškai yra tokia gėda, kokias čia emocijas atrodo, bet tuo momentu tai geriausiai galima gyvenime tikrai. Važiuojam, čia tikrai. Irgi, be navigacijos važiuojam 4 ratą, bet jau mes daug maž atsimenam, kaip važiuot. Tai be navigacijos, tai mes tiesiog spėliojam. Ir gražiausias vaizdas. Šito viso maršruto gražiausias vaizdas. Ir tas kalniukas. Nu, jausmą pasakyti va to kalniuku, duoti gazo ir nusileisti žemyn yra, 10 metų neturės to jausmo. Tas jausmas yra, kai vaikystėj tu po žiemos atostogų tiksliau po žiemos vasarą atsisėdi ant savo, ant kažkur kieme ant supinių ir pirmas supinių tas pasisupavimas toks per pilvą nueinantis yra. Tai ten per tą kalniuką važiuojant visą laiką tas per pilvą šiurpas nueidavo. Tai labai senai neturėtas jausmas buvo. Vienišius medis. Čia turėjom mes daug prisigalvoję visokių savo pavadinimų 4 rate. O, kurva, vėl išvažiavau. Nu, čia keiksmai tikrai nepašė šito video. Bet palieku dėl emocijos. Tengiamės nesikeikti, bet jau čia kad biški pertikti tą emociją gal palieku. Dabar gerai, tikrai fermas įvažiavo. Čia išvažiuojant į bendro naudojimo kelius mes turim laikytis 45 km/h greičio. Kai kur buvo tikrai, kaip ir rodo statistika, buvo neklausoma šito dalyko. Posūkiukas. O Usas įsidrasina, irgi lenkia, bum. Tikrai smagu. Geriausias laikas praleistas, tai buvo 4 ratas tikrai. Tiek Usų, tiek man. Oras gražus, viskas gražu. Lenk, ble, čiūti į medį neaplinkiu. Usas sako, tu mane aplenk, aš bandžiau lenkt ir neatrodo dabar per video, kad aš šitą medį vos neatsitrinkau. Bet tuo momentu, tai aš ten atrodo motociklą nelabai ir valdžiau. Tai atrodė, kad tikrai trenksiuosi šitą medį. Nu ir mes va tokiosiam laukymėse važinėjom. Bet paskui visas veiksmas pereina į karjerą.
Čia tiesiosiom, tai mes esam tiesiųjų dievai. Atsargiai, mašina. Tiesiai mums važiuoti greitai, nu tikrai problema nėra, aišku. Kažkokią akmenį gauni, ten susimėto tas motociklas, nu tai tu tikrai įtrini kažką tikrai. Bet toliau važiuoji, tai va, tiesiosiom kaip ir matom, duodam. Ir paskui ateinam į karjerą. Ir karjerai, nu čia jau reikėjo padirbti. Aišku, mes šituose ratuose irgi puikiai pravažiuojam Nu ką, Virutė, visus karjerą. tuos išbandymus, bet pirmam rate, nu 70 minučių užtrukom. 70 minučių užtrukom. Čia, kaip važiavam ir nuvažiavam. Aišku, buvo pasiklydimų pirmam rate, kad GPS-o nebuvo, o čia jau kelias pravažinėtas, tai jau mes žinom, kur važiuoti. Čia buvo pasididžiavimas labai. Aišku, vos ne. Nu, kažkaip pradedu. Nu va, Nu va, prisidžiaugiu, kaip ir sakau. Tiek euforijos buvo, kad, nu, pamiršau turbūt ir gazo kontrolę, ir tankabą, viską. ką berniukas. Čia džiaugiausi labai, kad užvažiavau vien dėl to, kad berniukas? sugebėjau gazą išlaikyti visą laiką. Laikyt, ten kilai daužos tas motociklas, bėga, atrodo iš rankų, iš kojų bėga, bet tiesiog laikai ir užvažiavau, tai labai didžiausias labai savim. Štai tas epizodas, kur pirmai nusivertėm, organizatorius pats filmuoja, bet šį kartą jokių problemų. Radai? Pasiklausiu jūsų, jisai rado kelią. Eik, tu načiu. Nu ką. Ir nuo Na, to davai. kalniuko. Ir žinau, kad reikia gazą duoti ant galo, nes įstrigsiu čia smėlynuose. Opa. Nu, nuostabiai. Ir gazą ant galo, duodi ant galo. Aišku, iš duodi karto gazą. mokytojas įsijungia pas mane. Kas čia, kaip čia? Eglutė nepyk. Eglutės atsiprašym. Jo, po šito kalniuko motyvacija iš karto jūsų yra duodama. Ir Davai. tokia Nu, dabar mokytojo čia rolė įsijungia. Dar du, didžiukai, kalniukai, viskas. Jau čia ekspertas, matai, čia jau ekspertas pasidarė kažkas jau. Matai, čia įveikęs jisai, čia jau tos 4 ratus čia Kas čia per jau liepą? ekspertas, matai, atsirado. Tai mes tokią biškį eksperto rolę dabar palaikysim. Bet labai gerai, kad Ūsas, nu jisai paprastas bernas, jis nepyko už ekspertą. Dabar kalniukai du bus, biški gaziuką pasiruoš. Žinau, matai, kaip čia reikia daryti. Tai vat ir Ūsui paaiškinsiu, kaip daryti. Sensėjus atsirado, va. Seni, 5 fotografai tave filmuoja, tai nedaryk gėdos. Nedaryk gėdos. O tu matei pats, kaip tu važiuoji. Maladėt. Paskutinis. Motivatorius, va, dar. Tai ekspertų ir motivacijas prisiklausęs jau čia, va. Gazą. Va, blet, dadau gazą. Svarbu, tu patarimų klausyk. Aš jau kažkaip, žinai. Nes aš gaudausi, Seni, maladėt, man patarimų nereikia, tai. Medžio šakos. Nu sakau, po karjero kažkaip įsijungia eksperto vaidmuo pas mane labai stipriai. Ir ar nuo tos emocijos, ar nuo ko negaliu pasakyti. Ir čia prasidėjo tas bambiavimas. Aišku, mes visą laiką kalbam, Ūsas man visą laiką jausinės kalba. Vis tiek turbūt grįši per 4 trasą, nes nežinau kaip kitaip. Šitų keliukų, kur dabar važiuojam, pirmą kartą važiuojam per 3 ratus. Mes kažkur net ten nuraudavom, kažkaip nukirtsdavom. Tai šito vieta pagal linijas važiuojam pirmą kartą. Ten nevažiuoji. Irgi labai faina įdoba tokia bus, tai irgi per tą pilvuką toks. Fainai toksai prabėgo. Aišku, jeigu blogai atsistoja kamera biški, kai šitą naujoje vietoje, tai biški nesimato priekio. Mane patį biški drigirina. Geriau negyvent, negu visai netikėt. Mikutavičius eina į trasą. Aš čia pirmą kartą važiuoju. Mes visą laiką ne tuo keliu važiavom. Ir tuoj pasieksim labai fainą ruožą. Tai ten tokios didelės provėžos. Ir nežinau, ar ten jau... Ne, gal ten ne 4 trasa prasideda, bet... Pradėjom maudytis nuo tenais. Tai
kaip ir visi būdavo švarus grįždavo, mes su Ūsu grįždavom kiekvienu ratu. Paskutinį ratą važiuosim kaip reikia. Grįždavom tai kai velniai, nuo galvos iki kojų. Tai net buvom sustoję paklausti, ar jie tą pačią trasą važiuoja kaip ir mes, nes netrodė, kad jie to purvyno labai turėjo. Į laukus labai smagu išvažiuoti, irgi čia vienas iš tokių epizodų. Ai, va čia kažkaip buvo padaryta klaidų Ūsas. Tai gal ne čia, nu paskui išvažiuosim. Miško keliukai. Provėžos biški mane išmuždavo iš vėžių. Aš įsibėgėjęs parlekiu ir aš susižeminu bėgį ir susilietėju belia kaip, nes man, kai į molį sminga priekinis ratas, man toks vaizdas, kad aš versiuos per priekį. Ir aš dar neišdrįsau pabandyti, galvoju, ar geriau spaudžiant kalti tą purvą, ar prisilietint. O, vairuoti, nu dabar jau reikia. O Ūsui buvau ką tik sakęs, kad per balas nevažiuosim. Bet kažkaip įvyko techniniai sprendimai net jie. Nesąmonę padariau, bet labai smagu buvo. Čia batuose apie 3 litrus vandens jau turim. O eik tu vėl kaip per kaklą. Jo, vienoje trasos daly visus ratus yra įsikišusi šaka. Sveikas sugrįžęs. Ir aš nežinau, ar mes ten vieninteliai, bet visus kartus Opa, atsargiai. iš to pagalio į kaklą gaudom juodom obuolį. Nu, tai tenais reikėdavo. Ir tu jau stengdavaisi per tą skausmą atsimint, kur jisai yra, bet niekada neatsimindavai. Tai kaip pastoviai tą kaklą, kaip gaudavai. Vieną kartą per ranką taip tvojo, kad jau reikėjo stoti, nes galvojau, suslaužiau aš pirštus tikrai. Matai mane? Interkomas atsijunginėja. Taip. Nu mes visų lenktynių, nu ne lenktyniškių, orientacinės, savo, nežinom kaip iš tikrųjų čia vadinasi tie kalniukai, bet mes tiesiog savo žodyną jau čia savo žodžius susikūrę, mes suprantam, kaip naviguoti ir kokius žodžius naudoti ir duodam. Arba žinom, nu čia vėlgi eksperto lygis pajungtas. Irgi vieni iš gražiausių vaizdų tokio. Toks važiuodavai, galėdavai pasimėgauti pačią gamtos grožiais. Tikrai gražu. Stengiausi kuo daugiau įdėti va šitų vaizdų, kad nežinau, kiek perteiks tą kamerą, bet nu tikrai nuostabu. Nu, kaip ir eilinį kartą matot, kad nu, problemų tiesiąją važiuot mums nelabai yra. Yra visur kitur tų problemų. Ir čia, nu čia yra sakoma, ką mes veikiam 30 metų, kodėl mes laukiam krosinių motociklų 30 metų. Ir man atrodo, va čia kažkur mes ne ten nusukam. Jo, ir kad va čia tokios visos provėžos kaip keturračių. Ir mes, man atrodo, va grįžinėdavom visada pro čia. Sveiki visi! Nes čia tikrai ne Harkandūro parvažiavimo takas, tai, bet visi 4 ratai mūsų per va čia yra grįžimas. Nežinau, kaip mums čia taip išeidavo. Tiesiog mes net nežinom, kur Harkandūro trasa yra. Tai ne veltui ir yra 48 checkpointai praleisti. Nu dabar čia tokios biški nekarpytos medžiagos, nes labai fainas, labai daug jumpų turintis toks, nu, tų kalniukų, tai aš labai man patikdavo šitą, aš labai laukdavau pačios trasos galo, nes aš stengdavausi vis daugiau gazo duoti, kad kuo aukščiau pabandyti pašokti per tuos kalniukus. Aišku, taip neatrodo eilinį kartą, bet jausmas tai pasaka, opa. Atrodė, kad kažkas buvo, neatrodė, bet jausmas neišpasakojimų. Va. Bandau įsidrasinti ant tų paskutinių šuolių, tai čia parlekiu, bet nu ant galo vis tiek suveikia savikontrolė ir tą gazą numetu. Ir aš žinau, kad 2 tokie džempukai yra.
Opa. Bum. Ir dar kartą. Ir aišku, čia per daug gal buvo. Čiut neįsivoliojom į kažkokį namelį čia. Ir baigėsi mūsų važiavimas. Nuotraukas norėsit? Aha. O diplomo? Įveikiam tai. Šaunuoliai? Ačiū. Aš vienareikšmiškai galiu kad pasakyti geriausia diena. Tai prasme, geriausias experiences kokį. Geriausias experiences. Geriausias experiences. Ja. Pirmas ratas katastrofa konkreti. Su įskaitinimu, su greičio ruožu ir su tuo 7-2 minutės važiavom. Bet ten kritom, neradom trasos, belė kiek malėmės, nu labai. GPS-as neveikia, Jo, čia įsijungė. 4 ratai, visi 4 ratai buvo be GPS važiuojant pagal Vėžes. Tai pirmą ratą sunkiausiai orientavomės, antras ratas gan geras buvo, trečią visiškai nukirtom turbūt 8% trasos, per 10 minučių grįžom. Tai išvaistėm trečią ratą baisiai ir ketvirtas euforija. Tikrai mes ar ir interkomus įsidėję, tarpusai išnekam, nu tai belekas. Vaizdai belekokį, belekas, visada ant gazo. Aišku, biškai taisyklės pažeidinėjom. Nu tai reikėjo lėtinti Kem 5. Bet tai ten buvo malonumas, pats malonumas, tas vėjas, laukai. Kem 5 greičio laikyti, nu tikrai buvo ir daugiau paspausta, tai atsiprašom iš karto. Pirmą ratą paskutai važiavau, tau daug trukdo ūgis, daug. Per tuos akmenis, kai važiavam ir tu strigai, tu vien dėl to neįsikaponoji, nes tu nepalėti akmenų, kad nepasiekiu jo ir aš krentu. Aš šituo akmenų sekcijai važiuoju. Aš tiesiog, jeigu jau matau, kad lėtėjai ir toj gali stot, aš pradedu bėgti, nu žinai, su kojom. O tau, matau, tu dedi koją, pavertai, tau prasisuko ratą. Pačioj pradžiai gal mažaūgiams sunkiau turbūt, bet paskui, kai išmoksti važiuoti, pavyzdžiui, ketvirtas ratas, jau ten, kai jau drąsiau tą gazą spaustis, nu tai net ir nereikia to žemės siekti ir nuvažiuoji ten. Šiaip mačiau ne vieną tikrai, kurie lenkia, žinai, ir jie tiesiog bėga ant to motociklo, nu tai aš tai ką nepasiekiu bėgti. Tai mes važiuojant trečią ratą, žinau, kad visi ketvirtą važiavo. Realiai mes atsilikom, nes mes ant galo važiuojant koliukus jau rinkinėjo. Ir paskutinis ratas tai turbūt, nežinau, įsimintiniausias, fainiausias. Ten šalmuose ir dainavom, ir rėkaujom, eksazė belė kokia buvo. Kaip su krešais? Tai pirmam rate daug griuvinėjau, tai labai, va, tu turėjai krešą, po to atsistoji ir vėl gazuoji, tai mane labai nustebino, nes aš po krešo nukrentu, man iš karto viską, surakina tiesiog net rankas, bet va važiavau ketvirtą ratą, tai jau ir motociklas lengvesnis kažkoks jau ir pirmin atgal jau kažkaip lengviau, ir ta koja tiesias ant to posūkio, ir gazas stabiliau laikosi, moto valandos. Red Bullis, berniukas. Eik tu savo, vidury pokalbio, Red Bullis. Einam, gal ateis, pakviesim. Krešų turėjau. Bet žiauriausias krešas buvo trečio rato krešas. Įskaitinį ratą važiuojam, tą greičio ruožą važiuojam. Ir dar per interkomą pasakiau, užsienį į tą provežą gau ir man slydo ratas ir aš per priekį verčiaus. Ir gavosi, kad ant pečio nukritau. Ir man, kai kritau, toks vaizdas, žinai, nuo smūgio, visą orą išpučiau. Nu, žinai, dingo. Net įkvėp negalėjai. Jo, įkritau ir bėlė kaip sunku man buvo grįžti. Nu gal nuo pusę trasos pradėjo grįžinėti, ta prasme įskaitinės trasos. Iškart visur nesiseka, iš kur baimė belė kokia atsirado. Nu bet krešas turbūt žiauriausias kokį turėjęs. Pirmam rate, kas įsimintiniausia, ko mes paskui kitur geriau sekės, pirmam rate baisiai nuo tų kalnų. Žiauriai status kalnai. Tai va tenais. Ir ten griuvom abudu ten, aš nuvažiavau nuo kelio, tu griuvai. Taip, prisivartėm. Antras, trečias, ketvirtas, be problemų tie kalnai, nu net, what the fuck, kodėl mes šiandien užkilom, net mintyse, žinai. Jo, tai Auselis tokį mental breaką turėjo biškių momentai, ne? Nu tai man pirmas ratas, žiauriai, šakė, bet aš net pats jaučiu ant to motociklo stoviu, ten ar sėdžiu ir, visiškai nejaučiu šio ketvirtas ratas, tai jau, sakau, jau ir tą koją lengvai įsitęsi ant to posūkio ir pats į priekį ir atgal ir atsistoju ir jaučiasi tas motociklas ir važiuoji ten to gazo. Jis ten visai šojo, tu tiesiog stabiliai stovi savo. Aš įsibėgėjau, man irgi smagu įsibėgėti viską, žinai. Bet posūkis mane lėtina, aš stengiuosi smaugt. Ir traistė labai daug streso dėl visko buvo. Daug nervų. Interkomai nepasijungia, navigacijos nesuveikia navigacija mums. Važiuojam aklai, važiuojam be informacijos.
krešai, belio kokie stabdymai, belio kokie laukimai, belio kokie ritmas. Nu, viskas labai... Viskas šūdas. Viskas šūdas. Čia gal va taip, mums cross country yra. Turbūt va taip kaip pirmas ratas. Tai 7 minučių mes nesigaudėm ir paskui visą dieną gerai ėjo. Tai cross country ten 6 minučių ir tu turi jau dėti iš karto toks, koks esi, žinai. Tai mums gausinas, kad su kiekvienu ratu mes geriau, greičiau. Gerai, kad pirmi šuoliai. Išėjo tą daryti, ne aš mačiau, tu skraidėjai. Eiktų. Bet ir to šuoliukai. Pabandžiau pirmam rate, čiučiut, trečiam ir šokinėjau, aišku. Palyginus kaip kiti šokinėja, kaip aš... Bet pirmi šuoliai čia mūsų. Bet pirmi šuoliai. Pirmi šuoliai. Kas? Seniai, aš pašoku. Ir aš 30 minučių ore atrodo. Seniai, aš skrendu, galvoju, eiktų, kaip man faina. Kas per dieną? Geriausia da gyvenime tikrai. Aišku, pirmam rate biškiu Liudviką palikau ir antram rate palikau Ir gale. trečiam. Pasaka diena. Oras geras, renginys super. Nieko nespėjom, viskas sunkiai, bet tikėkime, jums patiks. Varom to Red Bull'ą pasimti. Jo, varomės Red Bull'ą pasimti ir susimatom kitą šeštadienį, 25 dieną. Va, ten merginos. Visas merginų ieško. Taigi, pargrįžau namo čia. Galiu pilnai teikti, kad geriausia diena. Geriausias važiavimas. Nu gerai, pradam gal nuo pradžių, greit perbėgsim. Prasidėjo taip, kad nuo ryto nespėjom nieko. Nei laidų buvom nusivedę, nei laikiklių telefonui turėjom. Ir kaip mes kaip ir viską pasidarėm, tų filmavimų nelabai tenais išėjo mums padaryti, viskas skubam, griūnam, bėgam. Sustartuojam, jau apžvalginiams, jau mes matom, kad mums neprisijungia navigacija. Buvo toksai planas. Usas iškrauna savo telefoną, sodinam ant powerbanko, tada aš duodu savo telefoną ir taip važiuojam. Galiausiai važiavom visus 4 ratus be GPS. Kas pasiekoje? Nei karto nefinišavom hardų maršruto. Mes visada kažkaip grįždavom keturračių per balas. Ir visi hardai atvažiuoja, mes po pirmo rato dar. Hardai atvažiuoja, gražus. O jie jau 3 ratą važiuoja. Mes pirmą. Kodėl pirmą ratą važiavom? Aš galvojom plosiu vieną. Mes tik išvažiavom, Uso norėjau nužudyti. Pradėjau grybinėti, tempo nebūt. Draugo reik laukt. O aš draugo laukti nenorėjau. Ir nelabai laukiau, nelabai gražu iš mano pusės buvo, labai negražu, labai... Jo, jis sako, aš pratęs, visi mano tokie draugai. Man sąžinės užlipo. 4., 3. rate aš jau draugelis, ten Max buvo, aš jau Jėzu ten. Jau draugeliai, mes su Usu, aš jau jo palaukiau, jisai jau pitakėlius trenkiam draugelį. Ir aš sakau Usui taip. Darom kažkokį sprendimą, žinai. Kai man pradeda ausiniai pypsit garsas, kad atsijungia, aš stoju laukiu Uso. Nu tai taip 4. ratą turėjom, bet tokį euforijos. Gavau baisulinį blyną apžvalginiam. Dar pasakiau, važiuoju ne į tą provežą. Ir aš saltu, lemba skaudžiai. Kritau taip, provežą gavau, ratas nukrito žemyn, aš per viršų va taip verčiuosi ir tiesiai ant pečio. Ir tas kritimas mano, kai aš va taip kritau į petį, tai toksai kaip baliono efektas. Taip, ta mano visą orą išplaučiu, va taip ir įspaudė. Nu, tai reikėjo atsigauti. Bet viskas gerai, ačiū Dievui, išgyvenom. Šuoliukai, tai eiktų kokį, aš kas kartą galvojau, kad perspausiu save. Bet taip gražiai aš taip pašoku, net momentukais, ant galinio rato, va taip nusileidžiu. Nu, aš žinau, kad ten turbūt tiek. Bet jausmas, pasakiškas. Tai turėjom belė kaip užhaipintą paskutinį ratą. Aš ir gamta pradėjau grožėtis. Man viskas gražu, man viskas gerai, o Jėzau. 4. rate lekiam, belė kaip tenais, nu tikrai jau, mes tiesių karaliai. Gabus va, tiesiai važiuoja. Aišku, kai reikia stabdyti, nu tai vos gyvi liekam, bet nu, kažkur yra pliusų, kažkur minusų, žinai. Organizatoriai sako, iš 15, sako, jūs 14. Atok. Bet tada atsiminėm, kad mes ne per tą trasą grįžinėjom. Tai galvom, kai tą daviklį pasižiūrės, kaip mes ten tos ratus įveikinėjom, nelabai ten turbūt tos vietos bus. Tai, nu, tiesiog mums buvo smagu. Tikiuosi ir jums buvo smagu. Susimatom balandžio 25 dieną, šeštadienį, Enduro Fiesta Rukla. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad duodat pastabų, ačiū už viską. Kaip man dabar video uždaryti?
Eeny, meeny, money, mo. Head to toe. Said you got your own style, that's just slang for you.